Labas rytas iš Uldarson, Anglijos. Šiandien nusimato apie 3 km žygiavimo. Pamatysime bent 3 pilis ir jaučiu daug avių, karvių ir arklių. Tad prisijungti žygį. Dabar nežinau, kur eit, man atrodo 10. Kažkur šitą pusę reikia eiti. Šiandien dabar iš kaimo ribų ir ūkio teritorija prasideda dabar. Nežinau, kaip čia bus su ėjimu. Nėra čia jokio tako. Grynai eisiu palei kelią. Vis buvo įsirausi pas karvių. Čia Anglijoje yra tokie ženklai pastatyti public footpath. Reiškia, kad čia gali atidaryti vartus ir eiti per pievą, nepažeidžiant jokių taisyklių. Žiūriu dabar maišą. Nepasėmiau vandens. Dabar reikės žygiuoti dar kokius, nežinau, 5-6 km, kol vandens galėčiau nusipirkti. Ką padarys, reikės pakentėti. Ta proga vis niek negali gauti iš manęs. Bananas mano. Kažkas plytą paliko. Galvoju, bus parašyta, kur pagaminta, bet nieko nėra. Ledų ferma. Gaila, bet man tenai, o ne tenai eiti. Mačiau kažkokį tai urvą. Hinning Wood Bone Cave. Man nėra, kad visai pakeliui, bet jaučiu, aš čia galiu nusukti tą miestelį ar kaimą, pažiūrėsiu kaimą ir tada nuvarysiu iki šito urvo. Čia, kaip suprantu, yra tas takas. Public footpath, horse, close lane, žodžiu, kažkas tokio. Per čia reikia eiti. O kur toliau, tai neaišku. Nelabai pramintas takas. Reiks Gają GPS žiūrėti. Pagal Gają mes dar nedaėjome iki to tako, tai dar truputį paeisim ir jaučiu bus jau nusukimas į kairę. Čia per kažkokį karvių fermą praeisim link miestelio. Bet jau taip rodo, kad galim praeiti. O ar bus šlagbamos ant galo, tai paaiškės, kai daeisime iki fermos. Porą šimtų metrų paėjęs šitom keliu nusprendžiau grįžti į pagrindinį kelią ir nusukti, kai bus arčiau link šito urvo, nes jei dabar eisiu per šičia iki kaimo, po to link urvo ir tada vėl į tą kelią, kur man reikia, tai aš sugaišiu minimum 2 km, jei ne 3. Vietoj to, kad eikvoti energiją, bandome greičiausiu keliu dasigauti iki urvo. O taip prasilenkime su mašinomis. Potvinis! Turbūt čia dėl to, kad patvinsta palei kelią. Pasiekime Great Orsway. Mes į patį kaimą neįsim, bet pasiekime jį. Kaimas atrodo kažkaip šitaip, bet mes sukame dešinę link urvo. Nežinau, kuo tikėti iš to urvo. Neguglinau, tai čia bus toks surprizinė. Čia atrodo lyg gyvenvietės kelias. Tiksliau į kiemą pas kažką, bet bandom pažiūrėti, kur čia mes nuvesti. Čia kažkas panašaus į urvą, bet ar yra koks čia urvas? Einam pažiūrėti. Man atrodo, kad yra urvas iš tikrųjų. Varom pažiūrėti. Nusimai sakinus čia. Čia toks urvas. Urvas veda gana giliau, bet aš per storas, kad įlysti į toks mažas sustojimas į mažą urvą. O pirmas sutiktas arklys šiandieną. Dabar žygiuoju grinai vienos juostos
keliu, jeigu reikėtų prasilenkti su mašina, tai į krūmus turėčiau lyst. O jei 2 mašinas, tai iš viso nežinau, kas čia būtų, turbūt turėtų atgal grįžti ir palauti, kol prasilenks vieną mašiną. Ką tu čia veikia vė? Avis pokait miega. Turėjom sankryžą, einam link Daltono. Čia šitas takas turėtų nuvesti mus link kokio tai fabriko. Apie kilometrus ėjimo. Bet nežinau, kaip čia perės. Reikia šokti per tvorą, nes dilgelis visur praėjimą einant. Čia specialiai dar aptvėrė su spigliais, kad sunkiau būtų praeiti. Ten net šniurelį uždėjo, kad neliptų per šoną. Šiaip ne taip. Jau čia reikėjo eiti man per aplinkui žolė čia šlapia. Bet dabar jau per vėlą. Reiks su šlapiom koinėm likusį laiką žygiuot. Public footpath. Bet praėjimas tai toks belekoks. Toks jausmas, lyg ūkininkas specialiai apsunkino, kad žmonės nenorėtų vaikščioti pro čia. Ohoho, koks išlynas čia. Net nežinau, kur man reikės eiti, man atrodo, tenai kažkur. Prieš porą dienų pasigūglinau, ar čia yra erkių. Tai akurat yra erkių. Reiks apsižiūrėti, ar ne plipo nieks po šitų žygiavim per aukštą žolę. O čia jau ir praėjimas. Kaip čia man reikia praeiti dabar, kad vėl į dilgėlės neįlipt. Grynai dilgėlės tenai. Vėl reikia šokti per tvorą. Gerai, kad rankų raumenis stiprus. Sugebėjau pakilti su rankom. Žodžiu, praėjom kliūtį. Įdam toliau. Tikiuosi, šitas visas vargas atsipirks ir fabrikas bus atidaras. Jeigu ne, tai tada nieko nepakeisiu vis tiek. Būsiu sugaičius gerą pusvalandį nueit pažiūrėti fabriko pastatą iš lauko. Pagal idėją tai ten turi būti kažkokia parduotuvė viduj. Nors man nieko nereikia, kas susijęs su vašku, bet gal jie vandens parduos tenai. Nes jeigu ne, man dar 5 km žygiuot reikės iki Daltono miestelio. Turėčiau išlyst grynai į fabriko teritoriją. O šitie vartai tai normalūs. Ir tų gėlių nėra. Va, čia jiem ir fabrikas. Gana didelis. Gal čia ne fabrikas. Ta prasme, pagal dydį fabrikas, bet nesitikėjau, kad toks didelis gali būti vaško ar žvakių fabrikas. O, kiek daug pasirinkimų. Ir žiauriai kvepia viskas. Daug visokių gaminių, bet vandens neturėjo. Bet šitame kamelėje, Lindal, man atrodo, vadinasi, yra kažkoks baras. Tai bandysime nueiti iki jo ir atsigert kažko šalto, bet tik ne alaus. Nebent turės nealkoholinį, tada atsigersiu. Čia kažkoks Disneylandas statomas. Vėliava lyg ir plevesuoja, tai gal dirba uždaryti. Ką reiks pėdint, negerės vandens nuo 8:30 ryto. Dabar jau yra 11:15. Nu, nėra tiek daug valandų, bet kadangi čia jau apie 8 km nužygiavau, tai jau norėtų atsigerti kažką. Kokią progą praradau. Nenuvariau į geriausią pubą Kumbrijoje. Čia dabar taip gavosi, kad kadangi nusukau į tą kaimą, reikia eiti per pagrindinį kelią, kuris veda iki to sekančio miestelį, kurio aš dabar einu. Tikiuosi rasti kažkokį tai nusukimą ir nereikėtų man čia palei zimiti keliai. Man šitas kelias primena nuo Mažeikių link Palangos važiuojant. Tos kalvos tokios didžiausias, kur reikėjo man eiti pirmąją žygio dieną aplink Lietuvą. Prisiminimai tokie karšti, nes buvo tiek karšta, kad reikėjo tiesiog
gultis ir kojas aušinti, nes buvo žiauriai karšta. Pagaliau nusuksime iš pagrindinio kelio, porą šimtų metrų paeisime ir po to bus pervaža į kitą pusę greitkelio. Nuo tenai iki pat miestelio jau ramiai kažkokį tai mažu keliuku žygiuosi. Čia kažkoks takas, bet žmonėm reikia čia eiti. Lindom į aikštelį kažkokią, rodom čia kažkur eiti, bet mums reikia iš tikrųjų ten eiti. Tai mes neklausysime nurodymų ir žodžiai grįžau atgal, iš kur atėjau ir varau per čia. Dabar einu teisingai ir tikiuosi jau už kokių 20 minučių būsiu tame Dolo or whatever, koks ten bebūt vadinimas miestas. Tai va, čia kirsiu kelią ir jau nueisiu nuo greitkelio. Čia rodo kažkokia kavinė turbūt netoli. Bandysime laimę. O čia ir miesto pradžia. Čia kažkokia kaimo parduotuvė. Reikia bandyti nueiti vandens nusipirkti. Pasirodo, kad šitoje parduotuvėje yra ir ta kavinė, kurią mačiau ant žemėlapio, tai turi meniu, kaip tik vietos tuoj bus už 15 minučių, tai kažką užkasime. Pavalgiau normaliai. Jaučiuosi kaip naujas žmogus. Dabar dar liko apie 500 metrų. Man atrodo, apie 500 metrų iki kol pasieksime patį miestelį. Po kol kas Daltonas toks niūrus, bet gal pagerės, kai nueisim arčiau iki pačio centro. Kvepia jo pilimi. Tik tai reikia pačią pilį rasti dar. Tipo pilis. Jo, čia tokia pilis. Bokštas. Bet jo niekada negyveno jokie karaliai, o buvo tiesiog administracinis ir juridinis pastatas. Tikėjos kažko didesnio. Nes iš tikrųjų bažnyčia įdomiau atrodo nei pilis. Matot? Čia saulės laikrodis yra. Ir ką jis mums rodo? Yra dabar apie 12 valandą. O čia biškį iškleras. Dar parodys, kaip ta pilis atrodo. O ką, belieka varyti toliau link sekančios pilies, kuri gal bus truputį įdomesnė. Išvirtas medis iškloja. Nesenai atrodo išvirto, o gal ir senai, nes pradėjo kažkas augti. Čia visi šitie balti augalai yra laukiniai česnakai. Klausimas dabar, ar mes praeisim? Tuoj pereisim bėgius ir užbėgiu dar porą šimtų metrų ir jau būsime prie tos kitos pilies numeris 2 šiandieną. Ožkos. Naujas gyvūnas šiandien. Čia takas uždarytas, kažkas nebeapsikentė ir uždarė. Gali sau turėti tą taką. Čia namelis, o ten rūbai džiūna. Jo, muzika groja. Kalnų karves. Čia jau šitom Dalton IM ir Millwood Lane. O dabar reikia pereiti kelią kažkaip. Ir toliau žygiuosim palei kažkokį tai naują taką. Geras šitas slėnis. Oho, kažkokį drenažą atėjom, per kurį reikės mums praeiti. Geras. Kažkokios bažnyčios griuvėsiai, per kurią galime pravažiuoti per vartus.
O čia turbūt dalis pilies griuvėsių. Kokį didumo buvo šitą pilis. Ir visas sugriuvus. Ta prasme, yra dar sienų likusių, bet ant tiek kažkas sugriovė. Dar neprarandu vilties, kad galėsim įeiti. Matau, yra mašinų priekyje ir galbūt yra įėjimas. Įėjimas buvo per kitą pusę. Mačiau aikštelę, bet galvoju, ai, čia turbūt įeis per kitą galą, bet per vėl. Na, bet nieko tokio. Nebūčiau niek ten daugiau pamatęs, nei matau iš toli. Pasitaislinimai, šitie griuvėsiai, ne pilis, o vienuolynas buvo kažkada. Čia pėstiesiam negalima, bet va čia įmanoma. Kažkur tenai reikia eiti. Oho, vartai kaip pas kiaulės. Gal čia pas kiaulės ir einam. Pavojus kažkoks. Pagal idėją turėtų būti takas. Čia takas ir yra. Jeigu ką, tai prisikabins kas nors prie manęs. Arba ferma. Dešinį staugį. Čia kažkokį miestelį tai jau vadinasi Rūs. Praeisiu jį ir tada per laukus kažkokius ir vėl išlysim prie vandens. Toks labai mėgamas rajonas, nieko nevyksta, čia tik mašinos ir gyventojai. Parduotuvė ir rodo, kad turi kavos, reikia jau išvaryti nusipirkti, nes nebiškentėjęs dar kokie 6 km reikėjo tuos paskutinius pilies, tai geriau reikia kažką išgerti dabar. Ką, turim amerikaną atsigerti. Nenorėjau iš tikrųjų gerti amerikanų, bet kažkaip atrodė neteisinga pilt mažą ekspreso į tokį didelį puodelį. Tada per pievus vėl eisim. Turbūt tiesiai eiti ir tiek. Oi. Avis kairiai, o vika dešiniai. Kaip tu jas pamatai? 17 km įveikti šiandieną. Dar nusimato spėjai kokie 5 iki įlankos, iš kurios turėtų matytis 3 pilis. Ir po to paržygiuoti tiek pat. Tai jo, dar liko nemažai, bet tikiuosi verta bus iki pat galo nueiti, kur esu suplanavęs. O jeigu ne, tada būsiu labai piktos. Prie jau tvoros galo, bet išėjimo nėra. Negi kažkur kitur, o gal iš visko nebėra. Turi būti. Kažkur tikrai turi būti, bet kur. Jau galvoju, reikės pėdinti atgal visą tą atstumą, kur praėjo dabar. Bet va, yra išėjimas iš čia. Čia už tos tvoros kažkoks, nežinau kaip jį pavadinti, srutų perdirbimo punktas kažkoks, smirdi šūdais iš tikrųjų. Bet pasirodo, kad čia yra takas palei tą valymo punktą, tai bandysime džiagiuoti užsikimšę nosį. Jo, čia grinai srutų valymo centras, o čia žalias takas. Žiauriai žalias. Na, jeigu pagalvoju, iš tikrųjų trašas galim daryti iš tų srutų, kurios subėga iš šitos centrus. Marvitai grinai tokia, nežinau kaip pasakyti, kažkas, kas būtų per ilgai šiukšlinėje laikyta namuose. Jie pavargo iš tikrųjų peržygiuoti. Bet kadangi jau tiek toli neėjom, reikia kažkaip damušti.
Čia tokia įlanka yra ir jinai apaugusi žolėm, nes vanduo žiauriai nusekęs. Čia po dešinė tas valymo punktas, o tenai kitoje pusėje vandens yra dar viena sala, į kurią galima patekti su mašina. Autobusu, nežinau, visai gali patekti, nes žmonės ten gyvena. Yra toks mažas aerodromas, plus šitų kemperių miestelis. Turėjau kažkokius vartus. Tenai toli aptverta kažkas, bet leidžia čia užlipti. Einu pažiūrėti, kas čia yra. Atrodo lyg dujotakis. Sekančiame nusukime radau Happy Valley. Varame šitą išsvajotai, patenkintai slėnį, kuris prie pat dujų kombinato. 2 minutės palei tvorą praėjau. Kaip karšta. Bet man atrodo, radau tą slėnį. Yra kažkur ančių, bet jos kažkaip pasislėpusios. Ten vienas raudonas snapu. Čia man atrodo rankų darbo. Jo, nutapyta. Nežinau, kuom čia šitas slėnis patenkintas. Bet kad paukščiai patenkintai tikrai. Bet daugiau nieko. Nieko neišskirtino, nei kiti slėniai. Ta prasme, čia nebuvo įdomesnios slėnis, nei šitas. Tik tai skirtumas tas, kad pelkės kažkokios yra šitame. Dar liko porą kilometrų ir būsim paskutinėme taške, kuriame norim pamatyti pilį. Tolumoje matosi kaimas ir pilis. Tiek beliko, porą kilometrų. Iš karto nuotaika pakilo. Jau buvo taip įgrys eiti šitau keliu. Monotonišku, bet dar 2 kilometrai liko, dar ir kur paeiti. Man guide GPS sako eiti čia per šitą takelį pažymėtą, bet aš radau kažkokią alternatyvą. Nors ir nerodo ant gajos, man atrodo, kad mes vis tiek praeisim ir sutrumpinsime kelią bent kokiais 200 metrų, o gal daugiau. Paplūdimių takas. Na, jei man per akmens reikės eiti, tai tikrai nebus greičiau. Bet man atrodo, yra takelis čia aukščiau šito žvyro. Ar šitas takas lengvesnis? Abejoju. Ar įdomesnis? Tikrai taip. Per asfaltą visą dieną beveik reikėjo pėdinti. Nu, buvo kai kur per tešlyną jau, bet didžiąją dalį per asfaltą. Tai dabar kojom žiauriai malonu. Per smėlį, per žvyrą ir per žolę. Perinant į Rovą salą, kuri tenai randasi, bandysiu eiti iki karavanų miestelio. Ant žemėlapio pažymėta yra kavinė. Būdgarinis spirt vandens, nes turiu dar kokius 50 ml vandens, kas tikrai per mažai, nes reikės dar peržygiuoti visą atstumą, nu ne visą, 5 ar 6 km iki traukinių stoties. Tikrai būtų pasipildyti. Vandens butelius neturėjo, tai reikėjo alaus gerti. Nu, bet nieko tokio. Biškį numušo alkį ir dehidracija sumažėjo. Dabar tiesiu keliu į salą, iš kurios turėtų matytis pilis. Laivai, kurie kabo tiesiog ant smėlio. Šitas tai tikrai niekur neplauks daugiau. Bėga iš laivo. Prisemtas vandens buvo. Nu tiek jau betrūka, tuoj būsim jau. Nors iš tikrųjų čia nebėra tokia ir sala sujungta su keliu. Labiau pusiasalis.
nei sala. Bet kažkada buvo sala, man atrodo. Nežinau, ar matosi, bet kažkas ten ant smėlio, kažką ten tampo. Turbūt renka moliuskus. Va, čia jachta kabo. Laukianti potvinio. Pirmieji vaizdeliai rovo salos pusiasalio. Pilis matosi jau iš čia. Esnis vaizdas pilies matosi. Va tenai, kitoje saloje. Gaila, bet vėlo jau ir vanduo yra pakilęs. Bet būna dienų, kai galima tiesiog pereiti su gidu per smėlį iki kitos salos ir apžvelgti visą salą. Šį kartą teks pasimėgauti vaizdu iš toli. Šiandien pamatėme 3 pilis, į ne vieną negalėjome įeiti, bet pamatėme vis tiek iš lauko, tad užsiskaito. O daugiau ką, tiesiog dabar pėdinsiu atgal iki traukinių stoties, kur yra už kažkur 6 km ir grįšiu atgal į Ulverstoną, tenai, kur aš nakvoju. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Čiau!